Sveiki visi! Šiandien noriu Jūs pakviesti į nuomojimo 2 kambarių buto apžiūrą, kuris yra Gerulaičio gatvėje, Vilniuje. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Taigi, pradėkime buto apžiūrą ir pradėsime mes ją iškart nuo įėjimo durų. Čia yra iš karto holas, kuris yra apie 2 kvadratinius metrus. Ir čia yra iškart sumontuota didelė spinta, kurioje yra ir lentynų, kabyklų, taip pat pora stalčiukų. Čia yra ir veidrodis, kuris stumdosi į vieną į kitą pusę. Ir kitoje pusėje mes matome taip pat kabyklas ir batų pasnimo vietas. Tikrai kaip tokia erdvėje gerai išplanuotas prieškambaris. Čia yra ir pasnimo vieta ir vietos persirengti. Na, toliau išplanavimas būtų toksai, kad tiesiai mes turime gyvenamąjį kambarį, gyvenamąją zoną su virtuve. Į dešinę yra vonios kambarys, WC su dušu. Na, o į kairę būtų miegamasis. Pradėkime nuo svetainės, gyvenamosios zonos. Čia yra 21 kvadratinio metro patalpa, kurioje yra ir virtuvė, ir svetainė. Čia yra 3 langai dideli. Vienas iš langų išeina į šiaurės pusę, kiti 2 į rytų. Taip pat yra ir televizoriui vieta, kam tai aktualu. Po juo yra dar ir spintelė susidėti daiktams. Šis minkštas kampas išsiskleidžia, pasidaro lova ir tikrai galėsite priimti atvykusius svečius ir juos apnakvindinti. Tikrai šviesus kambarys, bute vyrauja balta juoda spalvos, gražiai įrengtas, baldai nauji, bute beje dar nieks negyveno, viskas šviežia, kvepia dažais, sigulda baldai. Taip, virtuvės zonoje mes turime stalą baro tipo su pora kėdžių. Pati virtuvė yra tikrai nemaža, viršų yra LED apšvietimas, taip pat ir apšvietimas LED yra prie baro, darbastalio. Čia yra sumontuotos Electrolux kaitlentė, orkaitė. Taip pat čia yra ir indaplovė. Na ir didelis šaldytuvas su šaldikliu apačioje. Tikrai nemažas. Viršuje dar turime porą spintelių uogienėms. Beje, čia dar yra ir papildomas nedidelis šaldytuvas, kuris, kaip manau, yra skirtas
karštomis vasaros dienomis laikyti gaiviuosius gėrimus. Taigi, taip pat yra ir balkonas. Išeikime į balkoną, jis išeina į rytų pusę. Čia galime matyti Kalvarijų gatvę. Balkonas yra apie 3 kvadratinius metrus. Mes esame pirmame aukšte, tikrai ne aukštai. Taip. Na, toliau eikime į vonios kambarį, dušo WC. Tai čia užėjus mes turime iš karto skalbimo mašiną su džiovyklė kartu. Taip pat Electrolux. Nauja, dar nenaudota. Išbandysite. Na, taip pat virš skalbimo ir džiovyklės yra tokios kaip lentynos, tikrai erdvios ir gilios. Čia galima bus susidėti daug ir savo daiktų, rankšluosčių, drabužių. Ir čia yra stumdoma sistema durų, toks kaip veidrodis, pasislepia iš karto, gal iš šitos pusės bus patogiau parodyti, pasislepia skalbimo mašina ir o čia kaip toks stiklas tamsintas ir atsiveria dušo kabina, kuri yra tikrai erdvi, joje yra vietos nemažai ir čia yra sumontuota Hans Grohe vandens maišytuvas. Tikrai nauja sistema, naujas dušas, viskas įrengta. Na, kitoj pusėje mes turime kriauklę, veidrodį, taip pat apšvietimo nemažai ir WC. Taip pat gyvatukas, matau, yra sumontuotas, tikrai bus patogu pasikabinti, kažką pasidžiovinti. Ir yra dar papildomai prie WC sumontuota spintelė su lentynom. Tikrai nemaža, čia dar iš šono jinai nueina, taip kad vietos pasidėjimui tikrai bus. Tai dabar reikime į miegamąjį. Čia mes vėl išeiname į koridorių. Ir dabar pereikime į miegamąjį. Miegamasis yra 10 kvadratinių metrų. Jame yra dviguba lova. Metros 60 ant 2 ilgio. Taip pat šalia lovos sumontuota yra ir LED apšvietimas. Čia kaip skaitimui lemputės naktinės. Lova pasikelia tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, kur galima susidėti papildomus savo daiktus, patalynę. Ir miegamasis turi langą. Langas išeina į šiaurinę pusę. Tikrai saulė jūsų rytais įkyriai nežadins, leis pamiegoti. Taip, kitoj pusėje yra sumontuota didelė spinta. To aš ją jums parodysiu. Jis yra stumdomomis durimis. Ir čia yra lentynos, kabyklos, stalčiukai. Čia tilps tikrai daug daiktų, drabužių. Tikrai vietos čia pasidėti daiktams jums nepritruks.
Na tai toks būtas šiuo metu yra nuomojamas Gerulaičių gatvėje Vilniuje. Tikrai būtas naujas, šviežias, kvepiantis dažais, naujais baldais. Būtas yra 35 m² bendro ploto. Beje, nepamirškite, kad skelbimo prašyme yra ir būto planelis, kuriame yra detaliai kvadratūra patalpų. Taip pat jį detaliai perskaitykite, galbūt ne viską paminėjau, taip kad informacijos daug rasite ir ten. Na, o taip pat nepamirškite prenumeruoti šio video kanalo, kadangi čia kas savaitę atsiranda vis naujų objektų, tai parduodamų, tai nuomojimų, tikrai nepraleisite nei vieno. Na, o kol kas tiek ir iki susitikimo gyvai. Iki. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.